yra šventa, nes tai yra mūsų vėlės. Su jom mes einam į mūšį, jos užstoja mus ir saugo, ir kada mes žūstam mūšį, tai mes tampam tom vėliavom ir vėliavom. Ir tada ir atvirai, kad, sakysim, man kaip kariui buvo nelabai malonu, reiškia. Tai vėlgi, reiškia, grįžkim, kad nebūtų traktuojama neteisingai, reiškia. Kas liečia žmonių Lietuvos paramą Ukrainos žmonėm, kurie dėja yra kare ir taip toliau, tai aš manau, kad Lietuvos žmonės turi visą teisę parodyti savo gerumą. Kaip aš, pavyzdžiui, dabar, kada jau žini į parduotuvę, tai ten visada maisto bankas yra ir man kas patinka, jie ne pinigų prašo. Prieina, sako, nupirkit, prašau, reiškia, sąrašuką. Aš visada nuperku. Ten gal nesu milijonierius, bet ten tai ta. Ir labai daug žmonių, aš matau, labai daug žmonių nuperka ir padeda, nes Lietuvos žmonės yra geri. Ir Ukrainos žmonėm padėti privalo. Dabar, jeigu po to, kada tapsiu prezidentu, atleiskite, aš tiesiog nebejoju, nes aš žinau, kad profesorius mane parems, juokauju, nepykit. Aš kartais pajuokauju, gal biskit durnokai. Jo, bet nesvarbu, bet galiu pasakyti vieną, tai pirmą, ką gaus, tai struktūros visų gaus baudas, įstatymiškai, už įstatymo pažeidimą nėra. Gal paviljonis ten prastus, kol kas nėra. Antras dalykas, po susimokėjimo baudų, biudžetą už tą patį papildysim, o po susimokėjimo ir gaus pagal maksimumą, kiek įstatymė numatyta. O po baudų bus išleistas dekretas, kad privalu laikytis Lietuvos įstatymų. O čia aš su įstatymų diktatūra labai netgi sutinku, nes čia ir diktatūra, ir teisingumas. Ir vėliavos turės būti nuleistos. Kas liečia paramą Ukrainai, aš manau, kad jeigu Lietuva sugeba sugeneruoti kažkokią tai sumą, kurią galima būtų paremti, reiškia, aišku, galima ir paremti, tačiau kaip dabar yra, kad mes pasiskolinsim pas kaimyną, arba pas dar kažką tai ir perduosim Ukrainai kaip paramą, o Lietuvos žmonės mokės, to labiau, kad kaip kari mane mokė visada pragmatizmo. Kaip jūs galvojat, ar 2 milijonų tauta gali pramaitinti 50 milijonų? Ir tos mūsų paramos indėlis, ar gali būti, tai jeigu mes kalbam apie tai, kad mes demonstruojam Lietuvos paramą Ukrainai ir Lietuvos žmonės surinko ten Ochmaną, kada žiūrėjom, tai pasi 49 milijonai. Tik tai reikia užtikrinti, kad tie milijonai papultų pagal paskirtį, ir ne per Ochmanus reikia rinkti, o valstybė gali tą organizuoti pati valstybė ir pati valstybė gali padėti. Ir tai bus lygiai tiek pat, jeigu mes duosim milijardą. Tik tai skirtumas, aš turime Ukrainos mastu, lygiai tiek pat bus, nes kaip man vieną kartą pasakė sūnus mano, aš kartais dažnai primenu, sako, tėti, ar tu nusipirkai vieną loterijos bilietą, ar nusipirkai 10? Sako, tavo šansas laimėti milijoną lygiai toks pats, 0. Tai aš turiu, reiškia, tai čia lygiai taip pat, reiškia, Ukrainos mastu, jos valstybės mastu, jos ekonomikos ir jos kracho mastu yra svarbus moralinis Lietuvos palaikymas, Lietuvos žmonių palaikymas. Ir aš esu tarp jų. Ir tai mes turim daryti, bet kelt vėliavas